Labas, norėčiau trumpai papasakoti apie remontantinių aviečių ypatumus. Mes auginame Mapema veislės remontantinės avietės, tai dauguma pasakojimų lies būtent šios veislės ypatumus, tačiau manau, kai kas tinka ir visom remontantiniam avietėm. Mūsų veislė pasirinkta būtent ši, nes mums labai patiko šių uogų derlingumas, uogakrūmių sveikumas, didumas, ypatingai, jog jie augina labai aukštus, vešlius, storus ir sveikus ūglius. Tai mano ūgis nėra didelis, bet maždaug šis stiebas yra, gal 2 metrų aukščio. Ir galit pažiūrėti, kiek uogų jau buvo ant jo ir dar vis mezgasi čia kažkas. Tai manau, nuo vieno tokio stiebo galima pririnkti 0,5 kilogramo uogų, taigi derlingumas tikrai ypatingai didelis ir geras. Tai šios veislės uogos mums dar patinka, jog jos yra didelės, saldžios, transportabilios, atrodo tikrai ypatingai gražiai, nes tai yra desertinė veislė, tinkanti puošti tortams, nežinau, konditerijoje ir panašiai. Puikiai išlaiko savo formą užšaldytos, tai atitirpintos irgi labai gražios ir didelės lieka. Iš jų verdam uogienės, spaudžiam sultis, jau kaip ir sakiau, šaldom ir panašiai. Tačiau yra ir iššūkių jas auginant, tai avietė yra sodinama ir auga toje pačioje dirvoje iki 10 metų. Tai galite įsivaizduoti, kiek daug mineralinių medžiagų jai reikia. Ir per tuos 10 metų dirvoje tikrai tiek nebėra, kiek jai reikia, todėl jas yra būtina patręšti. Pagrindinis tręšimas remontantinių aviečių yra pavasarį, vos prasidėjusi uogakrūmių vegetacijai. Vegetacijos pradžia būna maždaug kovo pabaigoje, balandžio pradžioje, kai pradeda iš atšilusios žemės dygti maži pumpurėliai, nes visi šie stiebai yra užaugę iš šaknų. Ir per trumpą laiką, tai yra per kelis mėnesius, nes jau Liepos pradžioje uogos pradeda žydėti, tai nuo balandžio iki Liepos šie stiebai turi užaugti, užsiauginti savo žaliąją masę, tai kaip ir sakiau, beveik iki 2 metrų aukščio, sustiprėti, nes jie tikrai yra ganėtinai stambus, tai yra stori stiebai ir jiems dėl to reikia daug medžiagų. Ypatingai pavasarį reikia azoto, dėl to mes tręšiame NPK trąšomis pavasarį su ypatingai daug azoto. Taip pat naudojame ir kitus biologinius preparatus, kaip pavyzdžiui skystą humusą, nes labai reikalingas avietėm ir kiti mineralai, tai yra fosforas, kalis, kalcis ir panašiai. Mūsų pagrindiniai tie tręšimai ir trunka iki kol avietės pradeda žydėti ir jau užsimezga pirmosios uogos, nuo tada jau tręšimas yra nutraukiamas ir lieka tik laistymas vandeniu. Dar pagrindiniai dalykai, tai žinoma, avietes reikia išgenėti, reikia ravėti. Šiaip mūsų aviečių dar neužpuolė jokie kenkėjai, dėl to džiaugiamės, jeigu ir pamatome kažkokį tai ypatingai negražų stiebą, jį nukerpame ir išnešame iš lauko ir sudeginame, dėl to galime būti ramus, nes kiekvieną rudenį ar taip visi stiebai yra nukerpami ir sudeginami. O pavasarį atauga jau nauji. Taigi ir nuo spalio 1 dienos jau pradėsime prekiauti mūsų Mapema veislės sodinukais, siunčiame paštamatais į visus Lietuvos kampelius.